pirmadienis. Kad jeigu jau suklydote, bandykite dar kartą, nes siekiame pirmadienį grąžinti gerą vardą. Pirmadienis. Pirmadienis. Jau 30 metų į sceną mes žygiuojam, šypseną žmonėms geriems mes dovanojam, o jeigu ką negero pavyksta pamatyti, išklystame iš to, rizmai pasišaipyti. Pirmadienis. Pirmadienis. Kad jeigu jau suklydote, bandykite dar kartą, mes siekiame pirmadienį grąžinti gerą vardą. Pirmadienis. 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 Nu tai kur kaimininkutė susiruošė, ką? O, Dieve, į Šiaulius, tai kur čia daugiau susiruoši? Turiu tokį reikalą. Nu, tokį labai asmeninį. Čia jis kaip tu, tu savo. Tokį intimų. Eik tu savo. Tai kas te per toks įdomus reikalas? Niekam nesakysi. Nu, tik niekada, tu kaip ir nežinai, aš niekam niekada. Va, Arūnui, Gintarui, Algiui, niekam. Nu, ką jau darys, vis tiek noris pasiguosti, pasipasakoti. Nu, taigi, va, žinokis, prieš porą mėnesių sugalvojau, ką reiktų įsidėti tą savo feisą, visų gražumų, nu, į tą tokį, žinai, puslapį. Nu, kur kavalėliai susirasi. Facebooką. Nu, į ką, žinokis, dabar kaputylą. Nu. 2 mėnesius nieks. Yes. O tą braukį man, na žinai, Nu. čia ta tokia sudžiūvusi, puoda susisapate. O vaipos. Nu, Rima, ir kaip tau čia seka su tuo Facebooko? Sakau, nieko. Nieko. Tai ko tu, saka, benori? Tu pasižiūrėk į pasą, pasižiūrėk į veidrodį. Juk jau seniausiai tavo traukinys nuvažiavo. Nu tai buvo jau, kad taip. Aš anai duosiu nuvažiavo traukinys. Nu ir gerai, tegu tas traukinys važiuoja. Apie traukinę daugiau transporto priemonių nebėra. Buvo jau, kad taip. Va, nuvažiuosiu į Šiaulius, matysi. Ten suskridę natą, lėktuvų kiek yra, kokie karininkai gražūs. Tai juoda rožė. Tau bus rožė, ne rožė, bet kokį norint vis tiek pasigausiu. Ar kokį norint tais dviratininką, ar baigerį, nu galų gali kai paspirtuką. Vis didesni šansai negu čia toj Šakynoj. Buvo jau, kad taip. Viens pravažiuoji su tuo 4 per savaitę kartą. Nu, o tai ko tu tavo tas rankas čia stovi iškėlęs? Nu žinai, kaip čia tau pasakys, nu kai jau tu man teisybę pasakė ir aš tau teisybę, nu ne iš kada. Aš irgi niekam nesakysiu. Nu žinok, irgi va taip misliau, nu kiek aš čia galiu senberniaut, nu. Reikia ant senatvės ką nors kokie modeliškiukė susirasti. Nu bet paskiau misliau, kažkai apie sugebėsiu, man kas be išės, kas ten gera, kad neapsijuoks, žinokis. Tai žinok, nuvažiavau pas tokį daktariuką. A tai ko ne pas mūsų eini? Ne, aš ten pas specialų daktariuką, tą ekstra seksą. Va. Tas geras. Nu, pas tą ekstra seksą nuvažiavau, sakau, kaip, apžiūrėjęs, saka, žinok, viskas bus gerai, tik rankų nenuleis. Nu, gal žinokį bus gerai, bet atrodai tai durnai. Tu buvau, kad taip. Ir autobusą nespėjai. Na, buvau. Nieko nesakyk. Žiūrėk, dar gražuojas taško pasakyti. Labą dieną, ponės, tai kada pasiruošė iš tą? Miesto, aš tai miesto. Miestą? O tik ko ten? Ai, aš tai baudą susimokė. Baudą? Tai už ką baudą? Dabar baudas už viską mes mokam. Aš tai baudą už greičio virškinimą. Greičio virškinimą? Gražiausiai tik jau su mašina nebevažinėjai visi metai, į tą greitį virškinimą.
Ne, nu dabar, kad su mašina važinėti, tai turi pinigų, kol mes kišenės turėti. Tik nuvažiuoji į miestą, tik pykšt iki šlakiuką į rūrą tavo mašinai. Įmokė kokius 600-700 pinigų, tai geriau dviratį susiekės nusipirkti. Nu, jie, dabar būma tai miškus iškirta, o eigulius ant kelių išstatė. Nu, tu žmonės pinigus susiekė. Tai va, kai mini kožną dieną, tai va, tai tokį baudą. Leistas greitas penšimų pravedom 70. O, kur taip dėkti idėja? Tai kažin, kur iš ateina kukučių, tai dar kožną dieną valgyti. Ar tu kaip tu sugebėjai su dviračiu įmint 70? Aš dar jau pajėgų bijau pavėluoti, kokias bundelį, kokias stalų šakinį skaičiu. Ja. Nu, tai va tavarau girti visą. Nu, ale man vis tiek, žiūrėk, galai nesuoja niekai. Nu, gerai, sakykim, kad tu įmynė tą 70 dviračių. Nu, bet kaip tas registratorius tave atpažina? Dviračiai numerė, tai dėjai. Nu, paprastai, kaip pažino. Nu, tai komentum iš Viliuočių iš Akiną kiekvieną dieną. Nu, kožną dieną valgyti nori, tu valgyti. Nu, įmynė, nu, viskas, tą feisą, tai tavo atpažįstų. Išmanus visą aparat, nežiūrėk, ant tavo durniaus pasakai. Čia reikės. Tik pykštų, ir esi žvaigždės. Reikės parengiau vaikščiau. Aš tai kampanėlį pirksiu. Žinot, tokį šiuolaikinį, kad būtų liuks, laivarius. Facebooksas su mesengeriu. Kur tas mažačių autobusas, kad nesirodo? A nebus tik jau nuvažiavęs, kol mes čia bliužnėjome? Karjera. Negana traukinys autobusas. Tik kas man belika, tik fūras kokios sulaukti. O jau, bet tai. Nu nesvarbu, vis tiek stovėsiu čia, į niekur neįsiu. Žiūrėkit. Vilniaus autobusas atvažiuoja. A, nesakiau, kad aš važiuočiau. Ale koks gražus, koks didelis, tai laipstis. O sėdynės kokia diduma bus ir kondicionierius. O aš jau čia baigus sudegti kaip ką. Ir vaivalis nemokamas. Dviratį pasikabinsiu, iš uniekų į vietas mano lokušiai bus tikriausiai. Dar galvoškite vietas yra. Lies čia į restoraną, mes važiuojam apropą ir leidžiam. Na, aš žinau, ką su vis trijau. Nu. O tai kokią viesą mes į to Šiaulius renkėmės? Nu. Juk autobusas yra į Vilnių. Gal važiuojam į Vilnių? O ne rimtai gal į Vilnių. Ten dar pirmadienį girdėjau nusileido viens NATO batalionas iš Vokietijos. Jas tokie kariniai buvo. Sakynas dar kažkas ten dainavo, labai gražiai to paklausys apsakymą. Aš kampanėlį nusipirksiu. Ten gal mandresnė. Į tą valdžią į vietą pastatysime. Na kalną apžiūrėsim. Stadioną naują. Lukiškėse ant smėliuką pasinaudosime, saulės zuikučių pagaudysime. Klausykitės dabar. Kaip tik įlipam į autobusą, aš sėduos į pačią pirmą kėdę. Apykit? Ne, jau praėjo tie laikai, kai mane pykina. Turiu tokį vėl asmeninį, tokį patirtį negerą. Nu, taip sužinosite. Taip apie daug. Tik vieną vakarą iš Šiaulių važiuodama mažaičiuosi, nu jau į galą. Sėdau, sakau, tai kad ar važiuosiu. Nu ir ką, išlipu šakyno, sapt. Ką jūs visi? Nu, piniginės, ne. Daug pinigų. Buvo ten visko, į pinigų, į kortelių. Ištraukė. O tai kur tu tą piniginę laikai, kad tau ištraukė? Nu labai jau saugioj vietoj laikiau. O, ten ištraukė. Mat ištraukė. Nu, pažvengsime. Įnėjų tai, kad tavo tą ištraukė. Kaip reikėdė jūs? Jutau. Nu. Taigi galvojau, kad žmogus su rimtais ketinimais. Tai ką, važiuojat į Vilnių? Nu tai važiuoju. O mes stumsim į Vilnių, čia yra daug žvaigždžių, čia gyventi smagu, galim būti kartu. O mes stumsim į Vilnių, čia gyventi gerai, restoranai, barai, dideli pinigai.
Kiek, 72 skaitytus. Tu žinai, laima čia negėrus nesuprasi. Ale jūs pažiūrėkit. Nu. Ale kaip gražiai atrodo Vilnelės upė nuo pačią aukščiausią Vilniaus kalną. Nu, akurat. Koks grožis. Atrodo. Nu. Bet tai pasakykite, kurių galų mums reikėjo karobrintis ant to kalną, jeigu ta Vilnelė pakalniai. Matos, aišku. Kesus kojas nudirpa, ne? Norėk žmogui gražu. Nu, aš daugiau su jumis kurbeičiau. Einam į Lukiškių aikštę, aš noriu labai ant to smėliuką pagulėti. Aha, mes irgi pasibėgskim su Lukiškių noriu. Aha, Lukiškių aikštę nori. Nu, ant pliažą, ne? Pliažą. Tai va žinok, neišteks. Kodėl? O va todėl, kad kai baigės mano Šimašiaus kadencija, tai žinok, mano komanda visas smėliukai maišiukus terpiukės susipylė, parsinešė prisiminimui. Ar tau prasiminimui? Kodėl? Taip, bet nebei pliažą. Tai kur tada eina? Ne, gal tą Gedimino kalną, ar ten tą vyti ką nors, ar ten yra, nors pasižiūrėti, ar jau nebėra. Ar jau tą nušliaužė. Tai girdė. Grįžę pabėgą, norėjai Nu. Nu, bet aš taip girdėjau, kad ten per taris rietenas pabruka tą uodegą. Ir taip, fuk, tik tai įsipauna iš to Vilniaus. Į Kauną? Jo, o Gedimino kalnas, tai kai ten viską nuplikina, taip kaip plikė, tai taip šliauž, pabiški. Irgi Kauno link, tai gal taip pat Kauno. Tai žinoma, ko tada į tą Vilnių čia atsijojo. Nieka nėra, pliažo nėra. O apie stadioną galiu papasakoti. Nu, Turit laiką. Turiu. Aš nevį restoraną. Gerai. valgyt baisiai noriu. Jo, aš irgi noriu. Žinok, 50 paskutinį kartą pasakau tą istoriją. Nuvažiavo Vilniaus meras į New Yorką, susitiko su New Yorko meru. Nurodė per televiziją. Nurodė. Nu va, tai žinok, kada išvežiojo po visą Vilnių, žinok, ekskursijas, baisiausias po New Yorką, žinok. Ir vakare priėmims. Aukščiausią dangoraižį, aukščiausią aukštį. Nu, prabanga, žinokis, gėrimai iš visą pasaulį, žinok, suvežė. O jau virtuvė, tai žinokit, visas pasaulio virtuvės vieno kliūvo. Nu, tai amerikonai. O jau muzika, žinokis, visas pasaulio žvaigždės suvažiavusias, Paryžiaus dvigub simbolinis orkestras. Ta Maldona, paskui tas, kaip ta Britney Spears. O klausykis, abideris buvo. Felanai kokybė. Justins. Nu, Justin. Mes tada Šiaulius koncertavo. Nu va, ir žinau, dabar tas Vilniaus tarsi klaus po New Yorko merą. Sako, nu suprantu, kai jūs amerikonai galbūt, esat viską. Nu, bet man pasakyk, iš kokių pinigų tokių prabanga, koks priėmims didžiausias talai už. Ir jis taip gražiai pasivedė, taip pakraštuką prie langą, sako, pasižiūrėk. Va ten matai tiltą? Nu va, sąmata buvo 100 milijonų. Apartemse tą? Per seną. Sakiau, kad per seną, kas nedarys. Ne tu per seną, o per seną. Ačiū Dievui. Nu va, ir žinok, buvo sąmata 100 milijonų. Mes sugebėjom padaryti už 80 milijonų. O visą kitą, kaip matai. Bet čia žinau dar pusę istorijos. Nu, tai apie stadioną greičiau. Tai va, tai papasakoju apie stadioną. Ir dabar iš esmės. Valgyt. Va, atvažiavo po pusės metų New Yorką mes į Vilnių. Nurodė per televizorių. O žinokite, ekskursijas didžiausias po visą Vilnių su Boltu išvežioja, žinokite. Su Boltu? Nu va, išvežioja visur. Vakarė priėmims, žinokis. Ant pačią aukščiausią Vilniaus dangoraižio stogą. Ja. Žinok, va irgi. Estradų žvaigždės, tai žinokit, ir italai visokie, ta Čerentana, ir Adriana, ir tas Tunijus. O žyberis, buvo. Tam tikras galvoj. Važiavęs jau buvo, ne? Šalia Justin. Justin. Nu, jį nebuvo tada nieko. Nu va, buvo. Nu va, o žinok, o vinterį, žinokis, gėrimai. Patys kolekcijai, patys prabangiausias. Kiti net iš Titaniką, žinokis, sužvejoti. O jau virtuvė tikra gryna lietuviška. Nu, tai mus sindromą ruošia. Ja. O ta žarėjų? Nu, tai ne. Ne, Roma Špilios turėjo valių negalėjo. Tai gal rasa? Ne, rasa. Nu, kas ruošia? Tas
pomidoriukus. Pomidorų. Nu, tai dabar tas New Yorką mes ir klaus. To Vilniške. Nu, sako, aš suprantu, sako, nu mes Amerikonai, tai lyga balsų esam. Ar iš kur jūs lietuviai tokie lopsarbukai sugebėt? Tai žinom, tas Vilniškis ir nevėžės nenors. Nusiveria prie pat Dangoraižės, kokio kraštą. Ir jau čia yra. Saka, žinau, pasižiūrėk. Gavom 40 milijonų. Nacionaliniam. Va, 10 milijonų. Tai stadioną, a? Ne. Ką ne? Tai laukia. Valius matai. Na. Ava, kompiuterių parduotuvė, viskas eina piršti. Gerai, tada eina. O štai jeigu pas tą daktariukas, tas rankas pakeltas, laikyti dar ką sugalvaus. Tada jau, tada reiškia. Tada į Instagram. Jei plaukai makau šešėlės, tau padės tik messengeris. O jei kelnės tau praplyšę, išsižarnės gaudyk ryšį. Tau praplyšę, išsižernęs gaudyk ryšį. Va, pagavai. Pagavai? O, žiūrėk, man jau. Antena mašina. O, mes. Klausykis dabar. Tuoj susitvarkysiu anteną, mes einam į restoraną. Labdiena, ponė. Kas domina, ką galėčiau pasiūlyti? Gal ko nors reikia? Aš kompiuterį noriu pasakyti. Kompiuterį. Norėčiau pasakyti kompiuterį. Ne, kompiuterį. Aha, sakykite, o koks jums kompiuteris, kam jis būtų skirtas? Darbui, draugams, muzikai, laisvalaikiui. Nu, žinoma, pramogoms. Matot, aš noriu gimtadienio dovaną pusbrolį Sigučiui padaryti. Dirba. Sakau, biskut pažais, panelį pasieškoti. Nu, gal ir man kokį kavalėlį padės susirasti. O, Sigutis vedęs? Ne. O, linkėjimai, Sigučiai, mano. O, sakykite, dar norėjau paklausti, kokį jūs norėtumėt kompiuterį? Prisetinio, nešiojamo, stacionarius, koks jūs labiausiai? Žinoma, nešiojas, man dar parsinešti jį reikės. Parsinešti. O sakykite, kokius programus būtų reikalingus jūsų kompiuteriui? Teletristas, ką, naktinės programas. Ai, būtiniausia, kad tas Facebooks būtų. Žinot, Messengeris ten, Liuksas, Vaivajus. Supratau. Facebookas, Bluetoothas, Vaivajus, Messengeris ir visi. Na, gerai, tai žinokit, vieną sekundėlę. Jums fantastiškai pasisekė, nes šiandieną už ypatingą 999 eurų kainą gauname šį puikų kompiuterį, kuris kainavo visą 1000. Štai,
tai, kaip sakoma, pinigai mums priverstinis ir gero maištavimas, linkėjimas impulsijai. Pusė brangus. Nu, bet kaip... Tikrai patikėk, man tikrai dėtas. Tik jau to, nepagailės. Visai mažai naudotas. Va. Čia jums vienas kažkas. Gerai, šitą skaičiuosiu, jūs tada paskaičiuosiu. Sandras sulankstomas, vienai pusė televizorius, kitai rašoma mašinėlė. Na jau ne, aš jam visko tai neduosiu. Pasidalinsiu. Jam bus ekranas, man mašinėlė, prieškia tave. Nu, bet kaip nustebs įgiukas, kaip nustebs. Gero daug patarimo. Geros dienos ir laimingo kelio į galima žmogų iš kaimo išvaryti, bet jau kaimo žmogus niekada neįskurys. Čiau, kinukai. Saltas Vilnius. Ai, jau ir tos kainos Vilniui, žinokit, dar sako prieinamos. Nu jo, prieini, pasižiūri ir jas jau nebenori. Neėdusias, negėrusias. Su Su mūsų pajamom, tai kiek supratau, tai ten tik tai kokį ketburgerį iš jos kelia. Nu, tai ką tu čia, ketburgerį? Nu, tai tą. Užsipirk kažką 5, surinksi visą lievų katiną. Jėzau, nebebridni bemsu. Ale man tai pasisekė. Nuėjau, kaip tik akcija buvo. Nusipirkau tik už 999. Įsivaizduoja? Šiauliuose tai visą 1000 būčiau mokėjau. Aišku, bet čia kaip fiksas irgi. Nu, viename. Nu, tau čia pavyko. Šiauliuose nebūtų. Aišku, kad ten tai Šiaulė jų pavyko. Niekada nėra. Kas pavalgys į parūgą, tas didžiausias tingys. Mes neėdusias. Labą dieną, polis. Iš kur polis būsite atvykusios? Iš Šiaulių rajono. Aš tai iš Šiaulių. Ai, žinau, Šiaulių rajonas, žinau, taigi. Nu. Vaikystėje visas vasaras praleisdavau pas močiutę kaime. Tai gal Šakynoj? Arba Žarienos. Jo, čia yra Šakienos, jo. Jo, tai žinokit, kai aš augau pas močiutę, šunį dešrą šėriau, valgiau sviestą, valgiau sūrį, grėtinėlę dėjau. A va dabar, va, Vilnius, pinigai, vėl Vilnius, vėl pinigai, kur eini, pinigai. Tai tamsta jau čia koks verslininkas esate. Aha, pala, man dabar tai kaip jūs čia toks bagots jau čia taip patapot. Ai, tai čia nu pat mažens. Iš kokio restorano? Pirmą savo pinigos uždirbau, kai tėvui pirmą kartą nuplovė mašiną. Tai žinokit, tai dviratukas įjau. O, kaip jiems gerai mokėjo. Nu, jį pataikėte. Už vieną nuplovimą aš gaudavau 1 eurą. Siaubas, vargšas vaikelis. Tai išnaudoja. Tai kiekvieną mielą dieną turėjai plauti tą tėvo mašiną. A vat ponia vėlgi pataikėte. Tai kaip nepataikė? Kai aš užcirbinėjau savo 3 eurą, pas tėvo mašinoje radau panelės nuotrauką. Ir negalėjau užsakyti užkrytusią. Tai tas dviratukas pats kėne atsirado, a po to į telefonas, į kompiuterį, į kas tik nori. Tai kukrus vais prasisukai kairiai. Nu tai gerai, tada, o šiandien, va, kaip sako, po stiklių restoranus vaikšto, ten ketburgerių nereik valgyti, kaip O norit, pamokysiu? Tai Būt žinoma. labas. Draugiškai. Draugiškai. Nu, Tai, gerai. Va taip, žiūrėk. Va.
Akcinis kapitalas. Kas prie manęs prisidės? Aš. O, gerai. Ir plotą. O, labai gerai. Tai va, čia yra mūsų paratinis kapitalas. Ir dabar jūs savaime tampate akcinės bendrovės Šedurka akcininkės. Sveikinu, nuo šiandien jūsų pinigai dirba jūs. Sveikinu, jūs dabar jau akcininkės, jūs dabar jau akcininkės. O tai jos dabar jau turtingos? Taip. O tai kaip aš? Nu, jūs nepavėlavote. Čia tau nemažai čiūkos. Nu, o jeigu duočiau daugiau, nu, pavyzdžiui, 70. Nu, tada taip, tada reikia kviesti neeilinį akcininkų susirinkimą, išleisti papildomas akcijas, va, didinti statinį kapitalą, taip sakantis, va, ir viskas tvarkoj. Ir dabar sveikinu. Ir tada jau yra šverslininkė. Va, taigi sveikinu įstojus į akcinę bendrovę Šedurka. O šios minutės jūsų pinigai dirba jums. Dabar, kad mūsų verslas būtų tikrai legalus, man reikia kai kuris formalumas, tai nuvažiuoti įregistruoti į savivaldybę, mokesčių inspekciją, kadarastą registrą, gyvūnų globos draugiją, maisto veterinarijos, dar viską registruoti. Jūs čia per tą laiką ramiai šitam restorane papietaukit, labai geras meniu, labai geras aptarnavimas ir būtinai man sėkmės užsėkmė, tai sakant, išgerkite prancūziško didelę taurę. Taigi sveikinu akcininkės Šedurkas. Šedurka. Do widzenia, panie. Išeis.
kad mumis išdūrė šią durką. O jau šią durką. O tu ką nors žinai pavardę, vardą, kas ten trūka. Nu tai ką tu paskambinus pasakysi, numerį gal matei? Ai, 45. Baigtų Vilma mažesnis, koks trečias gali. Važiavo su Vilniaus autobusu, buvo pasipaliko bukas kaip Vilniaus autobusas. Kokį batų numerį? Aš mašinos numerį reikia matyti, ką tu policijai sakysi? Skambinu į policiją, tėvai numerį. Palauko, numerį. Nu, man skaičių, bet viena jauniausia. A, va toks numeris. Taip gražiai mus apviniojo, čia durnėm padarė. Tokį numerį parodė. Aš galvojau, ką prisiminė. Važiuojam tik namo. Na, o aš su kuo pavarysime? Nu, kaip stegas padariškės. Būna ir geriau, bet čia ką neparagavo. O man gerai, va, Giedra nusipirko karvei melžį labai geriausia. O, galėsi savo. Mes dabar galvojam su kuo namo važiuoti, kaip ir pinigus išleidom. A, nupirksi mum biletus. Į traukinį tą, žinai, nu, Rygą šiaurį. Traukinį į Vaigą būtų. Nu tai va, pavažiuosime visi. Ale nuo šiaurį gal paputnas. A, gal Žydrius iš darbo važiuos. Ne, važiuoju už darbo. Nu. Aš jau čia su nežadu. O man, tai šitai va, misliau nieka, tas rankas laikiau pas tą daktariuką, nuėjau. Ką tu žemai labai laikai? Žinau, sakė, nemačys. Štai ką aš suviskėjau. Nu, aš viengulkis, tu viengulkė. Jeigu tuos du gulkius sudėjus, kliuvo tik va į vietą, mano karvės nemilštas namie. Nu, ką aš žinau, Tau nereiks ieškoti, man nereikia. Nelabai aš jau norėčiau savo grožį kišti po tuos tamstas karvės uodegą. Nu, bet žmona, tai į gerą būčiau. Visą laiką rūpinčiaus, kad tos rankas būtų pakeltas. O jau atėjai. Nu, ateis kalėdas, važiuosim į Šiaulius apsipirkti, man pirksime kailinius, tamstai naują šlipsą, nu, tu šeimoje lygybė būti. Jie viens pasiriedis, kits. Namo. Tai namo. Vilnius, Kaunas, Utena, Klaipėda ir Palanga, Pabradė, Panevėžys, Telšiai, Plungė, Pasvalys, Jonava ir Tauragė. ten gerai, kur mūsų nėr, kur važiuosi, kur keliausi, bet namie už vis geriausia. Žvaigždės pešas dėl karų, kažkur ten oligarchai maudos pinigos. Tegu jie ten sau pešas trauk per kūnas, o mes paskirti čia savos darbos. Svarbu dažai, kad dailiai nurarėti, kaip kvepia šienas praėjus. Kaip jūs ant stalo ką padėti, tai judakis dievulis duos, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai. Visada kartais išgeriau alaus po darbo, anokė čia ir nuolėdė. Susėdus vakare prie stalo, draugams sveikatos palinkėt. Bet linkime ir jums, žiūrovai, šypsotis niekad neliūdėt. O jeigu liūdna vėl ateikit, programos mūsų pažiūrėt. O mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai.
Šiandieninėje programoje dalyvavo Vilma, Laima, Rima, mus palaikė Žydrūnas ir Alvinas, taip pat pirmadienį mūsų, o visi kartu tai humoro grupė ir Maneris. Tik nenuleiskit rankų!